Tęsiam toliau. Taigi, antroji kojinės mezgimo dalis. Štai. Numezgėme nuo priekio iki reikiamą ilgį pėdai. Kaip žinom, pėda yra naudojama, jeigu yra pėdos ilgis, tai 3/4 naudojama pėdos ilgiui ir 1/4 yra naudojama kulnui. Tai dabar ir megsime kulną. Taip. Tai kadangi pas mane yra 3 verbalais mezgama, dabar megsiu 4 iš tikrųjų, bet mezgama yra paprastai, reiškia, aš dalinu per pusę, viena pusė yra priekio kojinės, kita pusė yra kulno kojinės, tai dabar 2 eilės numegsime tiesiog ir visą laiką yra neporinis skaičius kilpelių. Dabar 2 eilės mezgame tiesiog pirmyn atgal. Aš visada mezgu pastiprintą kulną, nes, kaip žinom, kulnas visai trinasi į batus, visai kita, tai kad ilgiau kojinės būtų sveikos, tai aš renkuosi pastiprintą kulną ir renkuosi kojinių siūlus. Čia tokie paprasti, pas mane iš Maksimos nupirkti, bet vis tiek yra sudėtis ta pati, tai yra 75% vilos ir 25% poliamido. Tai yra kojinių siūlai, specialiai kojiniams kurti siūlai, pagal sudėtį, pagal raštus būna netgi. Čia, sakykime, dažymas yra toks raštuotas, visai gražiai gaunasi kojinė pati, tokia spalvinga. Taip. Taip, dabar atgal tą pačią eilę, jau ne aplinkui, o atgal mezgame blogosiom arba išvirkščiosiom akim. Ir dabar jau čia yra pirmoji dalis kulno mezgimo. Tai yra pirmiausia 2 eilės tiesiog pirmyn atgal pramezgam. Štai. Taip. Dar paaiškinsiu, kodėl aš visą laiką renkuosi neporinių kilpelių skaičių. Nes kai mezgam, dabar megsim tą pirmąją kulno dalį, tai pirma kilpelė yra nukeliama, o antrą aš išmezgu, trečią nukeliu, po to vėl išmezgu, vėl nukeliu. Išmezgu, nukeliu. Išmezgu, nukeliu. Ir taip visą eilę, viena yra išmegsta, kita tiesiog nukelta, o darbinis siūlas yra už mezginio. Dėmesį, kad darbinis siūlas yra už mezginio, ne prieš, o už. Tai tiesiog nukeliam, išmezgam, nukeliam. Viskas yra labai paprastai. Bet neporinis kilpelių skaičius mums labai pasitarnauja štai šitoj vietoje, kai mes jau baigėme eilę. Kuomgi jisai pasitarnauja? Taip. Štai. Vėl nepadarysiu klaidos. Ne. Išmezgiam, nukeliam, išmezgam ir paskutinė išvirkščioji. Jeigu būtų porinis, tai pas mus čia būtų nukelta ir išvirkščioji. Tada tempia mezginio kraštą ir gaunasi kulnas netoks gražus. Atgal mezgame paprastai visas kilpeles
išvirkščiosiom akim, tiek nukeltas, tiek išmegztas, viską tiesiog pramezgame. Štai taip, gausime pastiprintą kulną. Čia dabar yra kulno dalis ties pėda, kuri taip pat gana stipriai nešiojasi ir gana stipriai trinasi. Nes jeigu atkreipsiu dėmesį, pas mus kulnai dažnai būna sunešioti kojinių. Todėl aš mėgstu šitą pastiprintą. Tiesiog truputėlį kaip dvigubą. Galima megzti tokiu būdu, galima megzti ir ant virbalų su valu. Dabar tai neparodysiu, bet kada ateityje parodysiu, kaip tai yra daroma. Ir vėl megzime tą patį principą, tai yra viena nukelta, išmegzta, nukelta, išmegzta ir taip toliau. Kiek dabar eilių tokių reikia megzti? Aš visada mezgu tiek eilių, kiek yra kilpelių kulnui. Šiuo atveju pas mane yra 31 kilpelė aplamai ant virbalo. Kaip aš dalinsiu? Aš dalinu į 2 dalis, tai gaunasi 16 ir 15. 16 atiduodu kraštams, o 15 atiduodu viduriui. Tai yra kulnui 15 kilpelių atiduodu. Tada reiškia taip, kadangi 15 per vidurį, tai aš tada ir išmegsiu 15 eilių, kur yra nukelta. Tai bendroji sumoje bus 30 eilių, kurias reikia išmegzti, iš viso 30 eilių. O 15 eilių bus iš gerosios pusės skaičiuojama, kai yra nukeliamos akys. Tai štai, jeigu taip žiūrėt, tai čia jau būtų mano antra eilė. Dar tokių bus 13. Taip dar parodau šitą eilę ir po to jau pačios mezgame, kol išmezgame. Esmė yra tokia, kad aš visą laiką skaičiuoju taip. Padariau klaidą. Visą laiką skaičiuoju taip. Tiek, kiek kulnui akių, o kulnui akių yra pusė reiškia viso, tik tai aš kulnui visą laiką, kadangi pas mane yra neporinis akių skaičius, tai kulnui atiduodu neporinę dalį, o šonams atiduodu porinę dalį, nes šonai dalinasi dar per pusę. O kulnais, kadangi jau niekur nesidalina, tai jisai taip ir lieka. Tai tiek, kiek kulnui kilpelių, tiek eilių, skaičiuojant iš priekinės pusės, tai yra tiek eilių, kai yra nukeliama kilpelė. Akis. Tai štai, megzime dabar taip pirmyn atgal su šitais nukelimais, kad būtų 15, štai va šitų tokių nukelimo siūlų. Bus 15, nežinau, parodysiu, gal iš arčiau truputėlį. Tai va, turim gauti 15 tokių nukelimų, nes atgal grįžtam paprastai, jokio nukelimo nedarom. Štai visą eilę numezgam tiesiog paprastai. Čia jokių nukelimų nėra. O kai mezgam iš gerosios pusės, tada vieną nukeliam, vieną išmezgam, vieną nukeliam. Tai va tokių iš gerosios pusės turi būti 15. Tai jeigu skaičiuoti su grįžimu atgal, tai iš viso bendroji sumoje bus 30 eilių. Praktiškai tiek, kiek ant virbalo, tiek ir pas jūs ir eilių gaunasi. Bet. Taip, paprastai taip pat. Numezgam ir grįšiu jau pas jūs, kai būsiu numezgusi visas reikiamas eilės ir pradėsim formuoti kulną. Štai parodysiu, kaip atrodo ta kita pusė. Dar pas mane ne visus 15 eilių numegztos, bet jau nemažai. Kiek čia 2, 4, 6, 7 man praktiškai pusė. Tai va taip turi atrodyti jūsų ta pusė. Geroji pusė atrodo taip. Pas mus
atsiranda tokie kaip stulpeliai. Na, tiesiog todėl, kad ten, kur yra nukelta, tai truputėlį akis iškyla, ta, kur pastovi išmezgama, tai jinai tokia truputėlį į galą nukeliauja, o galinė pusė, reiškia, vidus kojinės atrodo štai taip. Tai man dar liko 8 eilės. Reikia labai sekti, kad neprimegzti, nesumaišyti stulpelių. Tai visą laiką kitoj pusėje reikia pasižiūrėti, ar jūsų nukeltas siūlas visą laiką eina virš nukelto siūlo, ar netyčia neišmezgėt, neprimezgėt ir nepermezgėt. Tai va šitą būtinai reikia pasitikrinti. Taip, tai čia šiaip kojinė yra pakankamai didelė, 41 dydžio kojai, mergina didžią pėdę, na, bet yra kaip yra ir mezgam toliau. Na štai, grįžtu aš pas jūs, nors dar nenumezgiau 15 eilių, bet jau liko nedaug. Tik kiek aš čia jau turiu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 eilė. Pamegsiu truputėlį kartu su jum. 13 eilė, pirmą nukeliu, antrą išmezgu, nukeliu, išmezgu, nukeliu, išmezgu. Taip. Po to, kai susidėlioja tos akelės, tai labai iš tikrųjų paprasta prisiminti, kur nukelt, kur išmegzt. Ir procesas vyksta gana greitai. Pačiu pradžioje jisai kiek lėtesnis man visą laiką. Grįžtam. Grįžtamoji eilė yra tik išvirkščios ir visos. Taip, grįžtamoji eilė visą laiką galima pasižiūrėti, ar nepridarėm klaidų. Tai yra, ar teisingai nukėlėm, ar teisingai išmezgėm. Nes tikrai būna pačioj pradžioj prisipainioju ir aš. Taip, 13. Na štai kaip matot, pas mane jau ant stalo ir guli 2 ryškūs žymekliai. Tai jau jų greitai prireiks. Šiaip aš nenaudoju, nes man jau nebereikia. Aš jau tiek tų kojinių numezgiau, kad man nebereikia. Bet pagalvojau, kad parodant visai bus naudinga, ypač jeigu tik tai pradedat megzti tokiu būdu kojines, tai būtų visai naudinga turėti tos žymeklius, kad pasižymėti. 14 eilė. Va, taip, viskas gerai. Vos neprisidariau klaidų. Bet kaip ir sakiau, išvirkščioji pusė visą laiką galima patikrinti. Paskutinę akį visą laiką išmezgam išvirkščiąją akim. Šito nepamirštam. Tada gaunasi štai toksai vat kraštas, kurį mes po to surinksim. Iški. Tai visom ryškumą. Taip, dabar jau atgal. Na va, sunku patikėti, bet pasirodo taip praktiškai 30 eilių. Tai yra pusė tos dalies, kur buvo apmegzta apvaliai. Tai yra 1 trečdalis. Nes kojinės, kojos pėdos ilgį galima dalinti 3 dalim. Tai yra 2 trečdaliai eina pėdai ir 1 trečdalis eina kulnai. Tai taip ir gaunasi pas mane, nes per visą ilgį yra 70 eilių yra megzta iki kulno nuo pradžios. Tai šita dalis yra 70 eilių. Tai jeigu parodyti, čia yra 70 eilių ir čia 31. Šiek tiek mažiau.
30 mylių, bet gaunasi praktiškai tiek pat. Tai yra 1/3. Truputį mažiau. Čia yra paskutinė mano 15 eilė. Štai kulno pirma dalis bus baigta. Ir grįžtant atgal, dabar jau susižymėsim. Dar pasiskaičiuoju, ar tikrai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dabar dalinsime kulną į 3 dalis. Tai yra šonui, kaip ir sakiau, kadangi pas mane 31 čia kilpelė yra, tai dalinam į 2 dalis, tai gaunasi 16, 15, 15 kulnui, 16 bus šonams. 2, tai 16 per pusę bus po 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabinam žemeklę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Patikrinam. 2, 4, 6, 8 liko. Dedam vėl žemeklę. Ir pabaigiam eilę. Čia yra grįžtamo eilė. Tada mes ją pabaigiam iki galo. Štai siūlas biškį truputėlį linkęs sluoksniuotis. Mažai susuktas. Štai, baigiam. Dabar megsime kulno antrąją dalį ir darysime tą tokį kaip kulno įstatymą. Tai važiuojam toliau. Pirmas 8 kilpeles išmezgam taip, kaip įmezgam prieš tai. Tai yra nukelta, išmegzta, nukelta, išmegzta, nukelta, išmegzta, nukelta, išmegzta. Kol kas šitą žemeklį pasiliekam. Mezgam vidurinėje dalį kulno. Taip, ir liko paskutinė ir nuimam šitą žemeklį. Ir dabar paskutinę kulno dalį, kulno vidurio kilpelę ir pirmutinę šono kilpelę sumegsime. Štai taip. Apsisukam ir grįžtam atgal iki pirmojo žemeklio. Taip, šitą nukelsim. Paprastai išmezgam visas. Čia bus mūsų užkulnis jau. Užkulnis turėtų būti. Vėl nuimame šitą žemeklį. Dabar šitą vidurinės dalies, tai yra kulno dalies ir šono pirma sumezgamus ir vėl apsisukam. Gaunam čia skirtas akis. Gaunam vidurinę dalį, kurią mezgame įprastai. Tai yra pagal mūsų stulpelius žiūrim, kur išmegzta, kur nukelta. Tai yra pastiprintas kulnas. Aš jį mezgu tol, kol baigiu megzti aplamai visą kulną. Taip mezgu, kol baigėsi visas kulnas. Štai dabar šitą ir su sekančia šono kilpelę sumezgam.
Čia liko jau 6. Čia visą laiką per vidurį 15. Grįžtam atgal. Vėl sumezgam šitą paskutinę su šono pirmutinę. Čia irgi jau liko 6, taigi dar 6 eilės mums. Vėl apsukam. Vėl nukeliam. Šita bus išmegzta, nukelta, išmegzta. Oi, išmegzta. Šitoje vietoje klaidų negalima daryti. Bet visko pasitaiko ir galima jas ištaisyti. Taip. Štai liko paskutinė ir pirmutinė šona. Taip, mūsų kulnas jau po truputėlį formuojasi. Matot, tuoj pabaigsim ir pamatysim, kaip jisai formuojasi pas mus kulnas. Štai, nepaleidžiam nė vienos kilpelės. Man šitas mezgimo principas yra nuo pirštų galiukų, tai yra kažkodėl visą laiką greičiau kojinės nusimezga, negu nuo auliuko. Tai aš jau nuo auliuko, nežinau, daugybę metų nebemezgu. Mezgu tik nuo pirštų, nes taip kažkodėl greičiau man gaunasi. Taip, paskutinės 2, tai yra paskutinė kulno ir pirmutinė šono sumezgam išvirkščiąją akim. Ten, kur yra išvirkščioji pusė, tai mezgame išvirkščiąją akim. Sumezgam. Vėl apsisukam. Taip. Vėl paskutinį ir pirmą sumezgam. Taip mažėja mūsų šoninės kilpelės ir randasi kulno, formuojasi kulnas. Štai. Paskutinė ir pirmą sumezgam išvirkščiąją. Beliko tik 4 eilės. Pažiūrėsim, kaip atrodo kulnas. Kaip susiformavo kulnas. Nepamirštam. Taip, čia užmegzta, nukelta, išmegzta, nukelta. Būna kartais ir skaičiuoju, žinokit. Nes ir man visko pasitaiko štai. Vėl sumezgam. Kuo toliau, tuo mažiau. Šitas procesas man tai gana greitas. Nes kaip pagalvoju, tai čia tik 15 kilpelių. Taip. Čia jau irgi liko 3. Taip. Tai jau turime tokį visai neblogą užkulnį.
iš principo ne taip ir ilgai tas kulnas mezgasi, pusvalandukas, tai prašau. Kulnas. Aišku, turint omeny, kad tai ir kojinė nevaikiška. Taip, matot, jau susiformavo štai toks pakilimas mūsų. Taigi pabaigiam paskutinės eilės ir judėsim toliau. Na ir liko 2 paskutinės eilės. Mėgsta pabėgti čia virbalas. Taip. Nepamirštam, kad mezgam viena išmegzta, kita nukelta, išmegzta, nukelta, nes reikia pastiprinto kulno. Štai, čia jau paskutinė. Grįžtam atgal. Irgi sumegsim paskutinę ir judėsim toliau. Toliau formuosis kojinės dalis ties čiurna. Ties kauliukais mūsų. Toliau formuosim tą dalį. Štai, paskutinis šitas. Viskas, baigėsi mūsų kulno mezgimas. Štai kaip jis atrodo. Tai taip. Griuvimas. Sustojo kulnas, atsirado užkulnis. Kaip ir viskas gerai. Dabar turim tokią plačią dalį, kurią mes ir sutvarkysim, kad būtų kojinė panašiai kojinė. Taip. Judam. Tai dabar bėgsime tiesiog jau paprastai ir aplinkui, formuodami toliau kojinės dalį ties kauliukais. Taip. Čia numezgus, o čia jau prasideda kilpelių surinkimas. Aš stengiuosi kuo arčiau viena kitos, tai yra, kai mes darėme tos visus nukelimus, tai matosi ta kilpelė ir kiekvienai kilpeliai, reiškia, aš ištraukiu po akį, po kiekvieną kilpelę pakišu, taip pakišu ir ištraukiu siūlą. Vėl pakišu po tą šoninę kilpelę ir ištraukiu. Štai taip. Taip surenku kilpeles iki pat virbalo pirmosios pusės. Kuo tvarkingiau surinksit kilpeles, tuo estetiškiau atrodys jūsų kojinė. Tad tikrai nepagailėkite atidumo ir kruopštumo. Ir turėsite puikias kalėdines dovanas, nes aš šiemet kojines mezgu dovanom. Štai čia dabar yra ta jau kur dalis, kur tiesiog kilpelės yra. Tai čia irgi aš po 2 siūlais keliu, čia irgi iškelsiu šitą kilpelę, bet ją uždėsiu ant sekančio virbalo. Tai papasakosiu kodėl. Štai. Šitą kilpelę čia uždėsiu. Tai yra dabar toliau rinksime, toliau iš tikrųjų megsime. Ir čia maždaug per vidurį aš visą laiką sumezgu 2 kartus po 2 akis. Kodėl? Kad kojinė neįeitų taip tiesiai, bet šiek tiek atrastų tą tokį įlinkimą. Na, jeigu pasižiūrėsim, tai jeigu to nepadarysim, tai mūsų kojinė keliaus taip tiesiai ir nukeliaus. O kad šiek tiek atsirastų toks priekio išlinkimas, nes mūsų koja irgi šiek tiek išlinksta. Tai kad atsirastų priekio išlinkimas, tai
aš šitoj vietoj 2 akis suimsiu. Tai taip, čia mano ta iš. Ir gausis, tiesiog 2 akim gausis mažiau, bet kadangi aš šonuose pridedu, tai mes turėsime tą patį rezultatą. Irgi 15 kilpelių. Taip, tai dabar bandysim ieškoti to geriausio taško, kur sumegzti. Jeigu 15 per pusę, tai kiek čia gaunasi 7,5, tai ties kokia ties 2, 4, 6, 31 čia, 15 gaunasi. 31, 15, tai kažkur ties 14 plus 3, 17. Tai va, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va, 13, 14 sumezgu į vieną pusę, 1, 2, 3 pramezgu ir tada sekančias 2 irgi sumezgu į, kad jos viena į kitą žiūrėtų tiesiog. Viskas toliau mezgu įprastuoju būdu. Ir čia vėlgi padarysiu tą šoninę kilpelę, kuri man duos tam tikrą naudą. Tai papasakosiu kokią. Tik čia dabar aš jau imu dar va čia šoną pakeliu vieną papildomą, nes kad nesigautų tiesiog skylutė. Taip, aš tai taip tiesiog pakeliu tą siūlą. Ir toliau judam. Šiaip aš netgi gal nusikelsiu ant šito virbalo ir paaiškinsiu kodėl, bet jinai nebus sumegzta šitą kilpelę. Ir dabar ant šito virbalo surinksiu vėlgi šoninės kilpeles visas iki šono. Nežinau, tikiuosi matosi. Va čia aš tiesiog po šitom 2 pakešu ir ištraukiu. Pabandysiu dar padidinti vaizdą, kad gal geriau matysis. Ja, va čia vat, kai yra tas pirmutinė buvo kilpelė, tai po ją tiesiog pakešu ir ištraukiu. Štai taip. Ir taip surenku visą eilę kilpelių. Pagal visą logiką turėtų būti jų 15. Bet šiaip aš neskaičiuoju, aš skaičiuoju po to galutinį rezultatą. Štai. Taip, ir netgi šitoj vietoje aš irgi ištraukiu kilpelę, kad nebūtų tarpo. Taip, irgi pakešu ir ištraukiu. Va, o čia dabar jau mums prireiks dar vieną virbalą, jeigu nemezgat ant virbalų su valu. Taip. Štai dabar ir megsim. Viskas dabar paprastai. Tiesiog aš jau toliau mezgu tik tai geruosiam kilpelėm. Tai ir mezgu jomis. Taip, ir papasakosiu, kas toliau vyksta. O toliau mes jas mažinsime, sumegzdinėsime tam, kad jų nebūtų per daug, nes mes turime grįžti atgal į tą patį skaičių, tai yra į 31 plus 2. Kodėl plus 2? Reiškia, va šita yra viena ir kitoj pusėje va šita yra antra, tai čia tas plus 2, nes 2 čia sumezgia. Tai dabar mezgam iki tos pačios paskutinių 2 ir paskutinės 2 sumezgame suimant į dešinę pusę. Štai taip, kad linija formuotųsi į tą pusę. Tai ką man šitoj pusėje, reiškia, jeigu taip žiūrėti, taip, tai ten kur nykštys, tai į dešinę pusę formuojasi, linija formuoja. Kitoj pusėje formuosi į kairę, reiškia, abiejose pusėse kilpelės sumezgamos
į kulno pusę. Galima taip pasakyti. Va, kaip čia aš gudriai sugalvojau. Tai galvoju, ar aš tą kilpelę čia išmečiau. Taip, viskas gerai tam. Viskas tvarkoj. Tai dar paskaičiuosiu 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jeigu viskas gerai, tai turėtų būti 29 kilpelės. 20, 21, 22, 23. Truputėlį pamažinam mistą, kad geriau matytųsi. 24, 25, 26, 27, 28, 29 ir 30. Negerai. Ok. Dabar pasižiūrim. Truputėlį pataisysiu savo šitą mezgimą, nes ne taip turėjo būti. Bet viskas yra pataisoma. Šitą išmezgam. Taip. O štai šitas 2 sumezgam. Tai aš šitą tiesiog ant pagalbinio siūlo. Ir su to siūlu, ką aš turiu, tai tam pas mane jau yra, aš išmegsiu vieną kilpelę. Čia aš tiesiog pataisiau. Tai turėkit omeny, kad tos 2 papildomas kilpelės yra. Čia turi likti ant šito virbulo 29, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8, 9. Pas mane 29 priklausomai nuo to, kiek pas jūs yra kilpelių aplinkui. Tai šiaip, kadangi per pusę, tai -2. Šitoj pusėje bus -2, šitoj pusėje mes padarysime +2. Tai štai, dabar šitoj pusėje irgi sumegsime 2 kilpeles. O, dar ir pabėgo. Taip, štai, pagavom viską. Ir labai gerai reikia siūlą pritraukinėti, kad nebūtų skilučių. Štai, taip, pakankamai tvirtai reikės tą siūlą pritraukinėti, nebijokit. Nes kitu atveju bus skylutės, bus labai nefaina ir negražu. Štai dar vieną eilę parodysiu ir toliau jau savaime mezgame, papasakosiu iki kiek. Taip mūsų šonas formuojasi ir taip mūsų kojinės dalis formuojasi, kad viskas pratilptų ir gražiai atrodytų. Kulną toliau mezgam įprastai. Jisai mezgamas. Taip, ir kiekvienoje eilėje mes sumegzdinėjame. Tik tai, kadangi čia yra tos kilpelės žiūri į tą pusę, tai aš visą laiką jas paimu. Štai. Ir apsuku, kad jos žiūrėtų į tą pusę, tada taip gražiau susimezga. Ir sumezgu į dešinę pusę. Va, ir taip formuojasi mūsų takelis link kulno iš šitos pusės. Kita pusė. Priekį irgi dabar jau mezgame įprastai. Tik tai gerai pritraukiame siūliuką, gerai pritraukiame, kad nebūtų skylučių. Nes kai būna skylutės, tai labai nefaina. Kojinė praranda savo žavesį. Taip. Ir čia irgi 2 kilpeles sumezgame jau žiūrinčias į kairę pusę. Ten megzdavom į dešinę, čia mezgame į kairę.
Vėlgi surenkam. Štai, kad irgi gražiai atrodo takelis, tai mes jas tiesiog apsukome ir sumesgame. Štai. Va. Jeigu pasižiūrėsim, tai čia pradeda mažėti, atsiranda štai toks, padidinsiu vaizdą truputėlį, atsiranda toks takelis gražus, vienoj pusėje, takelis atsiranda ir kitoj pusėje, ir mes tą takelį taip ir darysime, vienoj pusėje ir kitoj pusėje, kol ant šitų dviejų virbalų liks pas mus, nesimato dviejų, štai ant šitų dviejų virbalų liks 30, pas mane 33, o pas jūs tiek, kiek buvo plus 2, nes čia yra tiek, kiek buvo minus 2, tai čia bus tiek, kiek buvo plus 2, kad išeitumėm į tą patį skaičių kilpelių. Susitiksim, kai aš jau būsiu 33. Štai grįžtu parodyti, tai aš jau sumesgiau tiksliau kilpeles ir taip gražiai nueina tas takelis. Dar rekomenduoju kokias 3-5 eilės pamegzti aplinkui ir tada jau formuoti auliuką. Auliuko formavimas jau čia yra jūsų asmeninis reikalas. Ar jūs įmėgsite kažkokią raštuotą su pynėm, ten ir tik tai vėliau gumytę, ar visą. Aš dažniausiai, kad kojinė būtų tvirta ir laikytųsi, mezgu jau auliuką, viena gera, viena išvirkščia. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų kulno pradžia prasideda, kai mes padarėm tos visus nuleidimus, visą kitą, tai pas mus kulno prasideda eilė ne kažkur va šitoj vietoje, bet jinai prasideda čia per vidurį. Ten, kur buvo kulno, sakykime, kulno tos 15 eilių pirma eilė, kur mes sumegzdinėjom, kad gautųsi tas toksai pakilimas. Tai nuo šitos vietos ir pradedam. Aš šiaip dažniausiai neskaičiuoju, nes man to kaip ir nereikia, sakiau, 2, 4, 6, 8, 9 sakė, man aišku 7 bus. Kaip ir taip, 8, kaip ir taip ir turi būti. Nes viena šita turėtų keliauti ant šito virbalo. Ir tada mezgu jau štai taip, gera, išvirkščia, gera, išvirkščia. Viskas priklauso nuo kojinės, kokio ilgio tą auliuką darom, kas kaip mėgsta, vieni mėgsta trumpesnius, kiti ilgesnius. Aš dažniausiai mezgu ilgą auliuką, kad jisai apdengtų ir kojos didesnę dalį ir kad būtų šilta, nes vis tiek kojinės paskirtis yra ne tik tai puošti koją, bet ir šildyti šaltomis želmomis. Dar vienas patarimas, geriausia, kad būtų užsibaigtų taip, kad išmegztume išvirkščią kilpelę pabaigoje ir pradėtumėm kitą eilę, pradėtumėm gerąją. Tai šiuo atveju, kadangi pas mane taip nesigavo, tai aš tiesiog paimsiu, perkelsiu šitą ir išmegsiu ją išvirkščiąją kilpelę. Štai. Opa, čia truputėlį sudėtingas gavosi variantas, bet jau, va. Čia irgi tas pats, jau toliau keliavom, gera, toliau bus. Irgi pradedam gera. Čia aš mezgu taip auliuką ir aš visą laiką taip mezgu, nebent būna kažkoks pageidavimas specialus, bet šiaip, jeigu nėra, tai aš visą laiką mezgu taip įprastą auliuką. Buvo viena, kad dukra norėjo ilgų kojinių su pynėm, tai mezgiu ilgas kojines su pynėm, bet šiaip įprastinių variantų aš mezgu paprastai. Nes mano nuomonė tai yra iš tikrųjų, sakyčiau, patogiausios ir geriausios kojinės. Tai auliuką aš mezgu irgi gana ilgą, aukštą, tai jeigu suaugusiam žmogui, sakykime, kaip štai šiuo atveju, 41 dydžio kojinės, tai ir auliuką aš megsiu apie 50 eilių, tokį aukštą. Štai, jeigu atkreipsi dėmesį, kur 2 kelpeles padarėm, čia suėmėm, tai jos duoda tokį kaip irgi truputėlį statumą.
Ir va, štai taip mūsų kojinė gaunasi, ir toliau aš jau megsiu gerą blogą ir grįšiu pas jumis tada, kai jau reikės nuleisti, parodysiu, kaip nuleisti, kad būtų ta gumytė tampri ir smagiai jinai iš tikrųjų taip, tiesiog neišsitampytų, o tiesiog taip patempi ir po to jinai gal grįžta į savo poziciją. Tai vat parodysiu tą nuleidimo būdą, kad jūs irgi mokėtumėt, žinotumėt ir tas skonis būtų patvaresnis. Tai vat rekomenduoju iš tikrųjų rinktis kojinių siūlus, nes tai yra geriausias išradimas siūlų industrijai mano nuomonė. Kulną visą laiką rekomenduoju irgi megzti pastiprintą, nes vis tiek kulnas yra ta vieta, kur labai trinasi. Aišku, jeigu yra galimybė visą pėdą megzčiau pastiprintą, nes tikrai čia yra, ypač va čia, kur būna pirštai, daug kas dar sutrina kojines. Viršutiniai pusėje visą laiką galima uždėti kažkokį raštelį, kiauraraštį, jeigu yra poreikis ir noras, bet čia tik tai viršutiniai. Pado pusėje tai to nedaryčiau. Viršutiniai taip galima dėti raštą ir kiauraraštį, šiaip įvairiausių būdų galima prigalvoti, kadangi pas mane siūlas jau ir taip spalvingas, tai aš jau, ta prasme, nieko čia ypatingo nededu, tiesiog paprastai šį kartą mezgiau. Bet irgi būna įvairiausių variantų, būna mezgu ir kiauraraščių, ir pinių įdedu. Žodžiu, kaip kas sugalvoja, taip tas ir padaro. Iš tikrųjų, kojinių idėjų galima rasti daugybę Pintereste. Galite užsukti mano blogą, ten irgi įdėsiu postą ir įdėsiu įvairiausių pavyzdžių iš interneto parankius, ką galima nusimegzti, kaip galima nusimegzti. Ir žinoma, jeigu jums šis video bus naudingas, labai laukčiau jūsų darbų, nuotraukų, jeigu pagal tai numegzite kojines, tai bus labai fantastika. Lauksiu jūsų komentarų, lauksiu jūsų žinučių, lauksiu nuotraukų su padarytom kojinėm numegztom, kokias jūs tik tai megsite. Ir dar sugrįšiu, dar neatsisveikinu, dar sugrįšiu su auliuko nuleidimu.